kadangi tai padeda truputį pakilti iš savo kasdieninių darbų ir galbūt pažvelgti į savo veiklą iš aukščiau, nusistatyti tam tikrus tikslus, svarbiausius prioritetus ir uždavinius ateinančioms dienoms ir mėnesiams. Nes verslo koučeris tai ateina iš šalies, jis nedalyvauja įmonės valdyme ir tas toks nešališkas, galbūt neutralus požiūris yra labai svarbu. Aš manau, kad kiekvienam verslo savininkui ir vadovui yra tikrai svarbu atrasti tą erdvę, terpę, kurioje jis galės dalinti savo patirtimi, surasti bendraminčių, kelti jam svarbius ir rūpinimus klausimus. Įspūdis puikus iš tiesų. Tikrai, kadangi pati galbūt ne taip dažnai dalyvauju tokiuose renginiuose, kur būtų susirinkusi bendraminčių grupė, kur būtų iš tikrųjų vyktų tam tikri teminiai susitikimai, seminarai arba dirbtuvės turint tam tikrą tikslą ir kurie būtų paremti tam tikrą metodologiją, tai iš tikrųjų tikrai, sakyčiau, labai geras įspūdis, gerai suplanuota programa, joje ir šiek tiek galbūt teorijos arba tam tikro teorinio įrėminimo to, ką mes darom kasdien savo darbuose ir versluose. Taip pat ir tos tokios šiek tiek fun elemento, ar ne, pramogos, kuri irgi padeda labiau įsitraukti į tą seminarą ir galbūt išlaikyti tą dėmesį. Taip pat tikrai, kas džiugino, tai yra tai, kad labai aktyviai arba skatinamas aktyvus dalyvių dalyvavimas, savo klausimų, problemų iškelimas, kartu ieškojimas atsakymų į juos. Tai tikrai manau, kad yra labai naudinga ir vertinga kiekvienam, tiek verslo savininkui, tiek galbūt įmonės vadovui, kadangi tai padeda truputį pakilti iš savo kasdieninių darbų ir galbūt pažvelgti į savo veiklą iš aukščiau, nusistatyti tam tikrus tikslus, svarbiausius prioritetus ir uždavinius ateinančioms dienoms ir mėnesiams. Todėl, kad ne veltui tikriausiai didesnėse organizacijose yra sukurtos tokios struktūros, kur yra stebėjimo arba kontrolės arba tam tikro, kaip sakyti, vedimo funkciją atliekanti struktūra, tai yra valdyba, stebėtojų taryba ir panašiai. Dėl to, kad visi puikiai suprantame, jog įmonės vadovas, arba jeigu ta įmonės savininkas, kuris galbūt atlieka įmonės vadovo funkciją, nenori, jis tikrai labai giliai įeina į kasdieninius operacinius darbus ir tuomet yra tikrai sunku grįžti ir galbūt arba apskritai atsigręžti į strateginius, tokius globalesnius įmonės valdymo klausimus, sprendinius ir atitinkamai susikurti sistemą ir tą struktūrą, kaip link to bus einama. Nebūtinai netgi, sakykime taip, netgi esant valdybai arba stebėtojų tarybai, verslo koučeris vis tiek gali būti svarbus, nes verslo koučeris tai ateina iš šalies, jis nedalyvauja įmonės valdyme ir tas toks nešališkas, galbūt neutralus požiūris yra labai svarbu. Tačiau tom įmonėm, kurios neturi tokios korporatyvinės struktūros, aš manau, kad šalia esantis neutralus žmogus, kuris truputį suvairuoja, galbūt sustabdo tam tikrų laikotarpių, kartais galbūt jis prie nugarą yra labai svarbu. Tai aš manau, kad pirmas jau didelis žingsnis yra, kad jie atėjo čia. Tai reiškia, kad jau jie suprato poreikį tokių renginių. Aš manau, kad kiekvienam verslo savininkui ir vadovui yra tikrai svarbu atrasti tą erdvę, terpę, kurioje jis galės dalinti savo patirtimi, surasti bendraminčių, kelti jam svarbius ir rūpinimus klausimus, o taipogi tą aplinką, kurioje jis bus galbūt priverstas arba motyvuotas, paskatintas iškelti kitus nekasdieninius verslo klausimus, kurie padės tam verslui ne tik tais toliau vystytis, bet taip pat ir augti.